Ar rugsėjais ir vėl pateisins statistiškai prasčiausio akcijų rinkoms mėnesio statusą? Aš Povilas Petručionis, Orient Securities analitikas, šioje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu, kas prisidėjo, jog šią savaitę dauguma pasaulio akcijų indeksų patyrė nuosmukį, trečiadienį įvykusio FOMC susitikimo rezultatus bei pagrindinės idėjas iš pirmininko Jerome Powell kalbos, bei koks buvo eurozonos ir Jungtinės karalystės infliacijos pokytis, bei kaip šie rezultatai paveikė prognozes dėl tolimesnių centrinių bankų veiksmų. Jungtinės Amerikos valstijos. Fed žinutė. Didesnės ir ilgesnį laiką išliksiančios palūkanos per 2024 metus. Per pastarąją savaitę JAV biržų indeksai patyrė reikšmingą nuosmukį. S&P 500 smuko apie 2,9, Nasdaq 100 apie 3,3, o Dow Jones 30 apie 1,9%. Didelio dėmesio šią savaitę susilaukė FOMC konferencija, kurios metu pranešta, jog JAV 5,5% palūkanų norma lieka nepakitusi. Pasirodžiusioje Fed pareigūnų atnaujintoje projekcijoje pastebima, jog dauguma pareigūnų tikisi, jog per šiuos metus sulauksime dar vieno 25 bazinių punktų palūkanų normos pakėlimo. Taip pat nustebino ir pasikeitusios prognozės dėl 2024 metų. Fed valdyba tikisi, jog sekančiais metais palūkanų norma mažės 0,5% vietoj anksčiau prognozuoto sumažinimo 1%. Valdybos pirmininkas Jerome Powell komentavo, jog valdyba nėra griežtai apsisprendus dėl tolimesnių monetarnės politikos veiksmų, o pagrindiniais sprendimų įtakos veiksniais išlieka ekonomikos pasirodymas, infliacijos augimo tempas bei energijos ir naftos kainos, kurios gali reikšmingai veikti vartojimą ir kainų lygį. Tiesa, pastarąją savaitę naftos kaina po kelių savaičių iš eilės augimo patyrė apie 1% korekciją. Penktadienio duomenimis VTI rūšies naftos kaina siekia kiek daugiau nei $90. Taip pat trečiadienį paviešinti darbo rinkos rezultatai buvo kiek geresni nei tikėtasi. Šią savaitę nebūdingai silpnai pasirodė kelios ypač aukštos kapitalizacijos įmonės. Tesla krito apie 11%, Amazon apie 8%, o Nvidia apie 5,2%. Prastą savaitę išgyveno ir vartojimo prekių ir paslaugų įmonės. Disney krito apie 5%, Airbnb apie 7,4%. Europa. Lėtėjanti infliacija ir galimai pasiektas ECB palūkanų normos pikas. Kontinentinės Europos indeksai fiksavo didesnį nei 2% kritimą. Tuo tarpu Jungtinės karalystės akcijų nuosmukis buvo nuosaikesnis. DAX krito apie 2,1%, CAC 40 apie 2,6%, o FTSE 100 apie 0,4%. Eurozono ir Jungtinė karalystė šią savaitę sulaukė vartotojų kainų indekso pokyčio duomenų. Eurozonoje infliacija augo 5,2%, kuomet ekonomistai prognozavo 5,3% augimą. Tiesa, infliacija atmetus maisto ir energijos kainas atitiko analitikų lūkesčius. Nors infliacija tik nežymiai buvo mažesnė negu prognozė, tokie duomenys didina tikimybę, jog ECB nebekels palūkanų normos per šiuos metus. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje infliacija buvo net 0,3% mažesnė nei tikėtasi ir siekė 6,7%. Tokie rezultatai paskatino Centrinį Anglijos banką priimti sprendimą palikti esamą 5,25% palūkanų normą, nepaisant išankstinių prognozių, kuriuose buvo numatomas palūkanų pakėlimas 25 baziniais punktais. Tikėtina, jog būtent dėl šios naujienos Jungtinės karalystės akcijos fiksavo mažesnį nuosmukį nei kontinentinės Europos akcijos. Taip pat penktadienį pasirodė Jungtinės karalystės mažmeninių pardavimų 0,4% mėnesinis pokytis, kuris nepateisino ekonomistų 0,5% lūkesčių. Šią savaitę stiprų kritimą Europoje patyrė Vokietijos sveikatos priežiūros sektorius. Merck krito apie 3,8%, Sartorius apie 8,8%. Stipriai susitraukė ir Prancūzijos prabangos prekių įmonių akcijų kainos. Hermé krito apie 5,8%, LVMH apie 3,8%. Tuo tarpu Jungtinės karalystės bankas Lloyds augo beveik 5%. Azija. Naujos valstybinės pagalbos priemonės ekonomikai.
Honkongo akcijų indeksas Hang Seng šią savaitę buvo kritęs daugiau negu 3 procentus, tačiau paskutinę prekybos dieną atšoko ir fiksavo apie 0,7 procentų savaitinį kritimą. Tuo tarpu Japonijos indeksas Nikkei 225 per savaitę smuko net 3,37 procento. Penktadienį posėdžiavo dar vienas centrinis bankas. Centrinis Japonijos bankas nusprendė palikti esamą minus 0,1 procento palūkanų normą ir pateisino rinkos lūkesčius. Taip pat ketvirtadienį buvo išleisti Japonijos infliacijos atmetus energijos ir maisto kainas duomenys. Metinis prieaugis siekia 3,1 procento ir viršijo analitikų prognozes 0,1 procento. Vertinama, jog aukštesnė nei tikėtas infliacija bei griežtas JAV centrinio banko tonas labiausiai prisidėjo prie šalies akcijų kainų nuosmukio. Tuo tarpu Kinijoje penktadienį pasirodė naujienos, jog valdžios atstovai svarsto galimybę sušvelninti taisyklės, pagal kurias ribojama užsienio kapitalo dalis šalies įmonėse, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Tądien Hang Seng indeksas šoktelėjo net 2,3 procento. Penktadienį įspūdingą augimą pademonstravo Alibaba, kurios akcijų kaina per dieną paaugo net 3,93 procento. Kita vertus, didelį nuosmukį patyrė Japonijos elektronikos industrija. Sony krito apie 5,7, Renesas Electronics apie 5,2 procento. Populiariausios savaitės antraštės. Intel Corporation. Didesnės nei tikėtasi duomenų centrų įrangos atsargos bei paskirta $400 milijonų bauda. Šią savaitę susitikimo su analitikais metu Intel CFO pareiškė, jog susidurima su lėtesniu nei tikėtasi duomenų centrų įrangos atsargų pardavimų tempu. Jo teigimu, data center segmento atsigavimas gali užtrukti kiek ilgiau nei tikėtasi. Taip pat penktadienį Europos komisija paskyrė Intel įmoniai $400 milijonų baudą už konkurencijos įstatymų nesilaikymą. Šią savaitę Intel akcijų kaina krito kartu su visa lustų industrija ir fiksavo kiek mažesnį nei 10 procentų nuosmukį. Microsoft pristatė naujus siūlomus produktus ir paslaugas, tarp kurių yra ir patobulinta Copilot versija integruota į Bing, Microsoft 365 bei Windows platformas. Pranešama, jog Copilot veiks kaip pagalbinis apsipirkimo įrankis interneto naršyklyje Bing. Taip pat bendrovė pranešė, kad į Bing bus įtrauktas vienas iš OpenAI dirbtinio intelekto modelių. Tuo tarpu verslo klientams Microsoft 365 su integruotu Copilot papildiniu bus prieinamas jau nuo lapkričio mėnesio. Microsoft akcijų kaina per savaitę krito 4 procentus. FedEx paskelbė ketvirtinius finansinius rezultatus. Įmonės EPS ženkliai viršijo prognozes, užfiksuotas $4,55 pelnas tenkantis vienai akcijai, kuomet tikėtasi buvo $3,7. Vis dėlto $21,7 milijardų sugeneruotos pajamos buvo šiek tiek mažesnis negu analitikų $21,83 milijardų JAV prognozė. Per ketvirtį bendrovė supirko savų akcijų už $0,5 milijardų JAV ir planuoja skirti dar $1,5 milijardo akcijų supirkimui. Per savaitę įmonės akcijų kaina kilo apie 2,8 procento. Ateinančios savaitės įvykiai. Trečiadienį pasirodys Vokietijos preliminarūs infliacijos duomenys. Ekonomistai prognozuoja 4,5 procentų vartotojų kainų indekso metinį augimą. Ketvirtadienį taip pat bus išleisti JAV BVP duomenys. Analitikai tikisi 2,2 procentų ketvirtinio augimo. Penktadienį sulauksime Jungtinės karalystės BVP pokyčio duomenų. Ekonomistai prognozuoja 0,2 procento ketvirtinį augimą. Penktadienį taip pat pasirodys preliminarūs eurozonos infliacijos rugsėjo mėnesio duomenys. Projektuojama, jog metinė infliacija sieks 4,6 procento. Ta pačią dieną bus išleisti JAV asmeninio vartojimo išlaidų kainų indekso PCE Price Index rezultatai. Ekonomistai prognozuoja 3,5 procentų metinį augimą, kuomet praeitą mėnesį PCE Price Index pokytis siekia 3,3 procento. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.